Brangieji, toks gražus simbolizmas. Susirinkę esame Šilovoje, kur tiesiog prabilęs yra dangus. Šioje vietoje, šiame adrese, Dievo motina, ji kalbėjo apie Dievo garbinimo svarbą. Ir Šiluvos deklaracijos mintis, kad greičiausia ji pakvietė ne tik tai melstis daugiau, atvažiuoti į atlaidus, kas yra labai svarbi ir stipri tradicija dar prieš apsireiškimą, bet taip pat ir apie tvarką, apie pagarbą kūrėjui, apie tai, kad vis dėlto žmogus šiame pasaulyje yra svečias, kuris tyrinėja kūrėjo pėdsakus. Ir tie pėdsakai yra ir žmogaus širdyje, dvasioje ir gamtoje. Tai kasgi ši konferencija, jeigu ne pėdsakų tam tikras tyrimas, viešpaties minties atpažinimas. Aišku, kad pakviesti Dievo motinos, tai mums džiaugsmas, reiškia esam svarbus, reiškia ši vieta, o tai reiškia Lietuva, yra labai svarbi savo kontekste pasauliniam, ir aišku, temos, kurias svarstom, yra svarbios, nes jos kuria gyvenimą, formuoja nuotaiką, pagaliau parengia visuomenę ateinančioms kartoms. Todėl labai noriu pradžioje padėkoti brangiems organizatoriams, tai krikščioniškoms profsąjungos, Vytauto Didžiojo universiteto, Katalikų teologijos fakulteto, Laisvos visuomenės instituto komandoms, kurios sujungia pajėgas, taip pat drąsiai pristato temas, kurios gali būti, kad, gal truputėlį nepatogios, gal keliančios įtampą, bet vis dėlto Šiluva yra, kaip ten bebūtų, apie laisvę kalbėti drąsiai. Juk šioje vietoje net caro laikais buvo keičiamasi knygomis, dalinamos knygos, knygnešiai veikia. Apie ką jie kalbėjo? Tai aišku, kad apie laisvę, apie tai, kad gali būti kita su gyvenimu kartu versija, negu tik tai okupanto ranka ir štai baigta viskas. Ką reiškia tarybiniai metai čia praūžę? Įsivaizduojat, čia naikintuvai skrisdavo virš galvų per atlaidus, kad išsigąstų žmonės, o jie drąsiai su pasitikėjimu tardavo sveika Marija. Mes šiandien matome rezultatus, kurie mus drąsina toliau, kaip ir mūsų protėviai, kalbėti, svarstyti, melstis ir tokiu būdu garbinti Dievą. Taigi ši konferencija apie dorybės, kurios yra visuomenės stuburas, kaip minėta, vakarų civilizacijos pagrindas, ir tada grėsmės tam nacionaliniam saugumui, kurio šiuo metu tikrai yra įtempta atmosferos ir mums nerimo priežastis. Taigi kalbėti pats laikas ir tiesą sakant, mums kiekvienam nepaprastai svarbi padrąsinimo ir įkvėpimo aplinka. Taigi, brangieji, norėčiau pakalbėti tema gender ideologija ir nacionalinis saugumas. Popiežius Pranciškus savo pasisakymuose ir dokumentuose yra ne kartą užsiminęs apie gender ideologiją ir jos neigiamas pasekmes šiandienos pasaulyje. Apaštalinėje adhortacijoje Amoris Laetitia, meilės džiaugsmas, yra rašoma: iššūkį kelia įvairios formos ideologijos, paprastai vadinamos gender. Jos neigia vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei abipusiškumą. Priešais akis regi visuomenę be lytinių skirtumų ir griauna šeimos antropologinį pagrindą. Ši ideologija perša švietimo programas ir įstatyminės gaires, skatinančias asmens tapatybę bei jausminį artumą
iš pagrindų atsietus nuo biologinio skirtumo tarp vyro ir moters. Žmogaus tapatybė tampa individo apsisprendimu, kuris ilgainiui gali pasikeisti. Nerima kelia tai, jog kai kurios tokio pobūdžio ideologijos, pretenduojančios atsiliepti tam tikrus kartais suprantamus lūkesčius, mėgina įteigti, kad yra vienintelės teisingos ir net lemti tai, kaip auklėti vaikus. Citatos pabaiga. Taigi, šioje pastraipoje įvardintos bent 3 esminės problemos, kurias ši ideologija kelia. Pirma, klaidingas įsitikinimas, kad lytis yra tik socialinis konstruktas. Antra, šį įsivaizdavimą perša švietimo programoms. Ir trečia, šią nuostatą nori tvirtinti įstatymuose kaip neginčytiną tiesą. Kitoje vietoje Pranciškus 2017 metais spalio 5 dieną, kalbėdamas Popiežiškos gyvybės akademijos generalinės asamblėjos nariams, užsiminė, kad esame ant kultūrinės revoliucijos slenksčio. Jis pabrėžė, kad neseniai pateiktas siūlymas asmens orumą didinti radikaliai panaikinant lytinį skirtingumą ir dėl to mūsų supratimą apie vyrą ir moterį nėra teisingas. Užuot kovojus su neteisingomis lytinio skirtingumo interpretacijomis, kurios sumažintų esminę šio skirtingumo svarbą žmogaus orumui, toks pasiūlymas paprasčiausiai jį panaikintų, siūlydamas procedūras ir praktiką, dėl kurių jis taptų nesvarbus asmens raidai ir žmogiškiesiems santykiams. Tačiau neutralumo kabutėse utopija panaikina ir žmogaus orumą, susijusi su lytiniu skirtingumu ir asmeninį naujos gyvybės kūrimo pobūdį. Iš to kylanti problema, apie kurią popiežius kalba, yra biologinė ir psichologinė manipuliacija lytiniu skirtingumu, kurią biomedicininės technologijos dabar gali paversti paprastu asmeninio pasirinkimo reikalu. O taip nėra. Rizikuoja sunaikinti energijos šaltinį, kuris maitina vyro ir moters sandorą, darančią ją kūrybingą ir vaisingą. Citatos pabaiga. Šiame kreipimėse yra išryškinta keletas minčių. Mūsų lytinis skirtingumas yra sudedamoji žmogaus orumo dalis. Lytinio skirtingumo niveliavimas yra utopija. Tai naikina vyro ir moters sąjungą, žmogaus lytiškumo vaisingumą. Popiežius Pranciškus nekartą gender ideologiją savo kalbose siejo su ideologinė kolonizacija, kuri įtakoja santuokos krizę, nes ši ideologija neigia vyro ir moters prigimties skirtingumą ir abipusiškumą. Jis yra kritikavęs šios kolonizacijos formą mokyklose, nes iškreipia žmogaus lytiškumo ir vienas kitą papildančių vyro ir moters vaidmenų supratimą. O posinodinėme apaštališkame paraginime Querida Amazonija užsimena apie lyčių ideologijos klausimą, kalbėdamas apie vietinių kultūrų apsaugą nuo išorinės įtakos, įskaitant ideologinę. Vienas svarbiausių bažnyčios dokumentų, kuriame įvardyjama gender ideologijos problema, yra neseniai 2024 metais, balandžio 2 dieną, pasirodžiusi tikėjimo mokymo dikasterijos deklaracija Dignitas Infinita dėl žmogaus orumo. Joje gender teorija pristatoma kaip itin pavojinga, nes joje ištrinami skirtumai siekiant visus sulyginti. Čia yra dar kartą priminta bažnyčios pozicija, kad visų asmenų nepriklausomai nuo jų lytinės orientacijos kilnumas yra gerbtinas ir jie turėtų būti priemami pagarbiai, su atida, vengiant kaip nors netinkamai juos atstumti, ypač agresyviai ir smurtingai jų atžvilgiu elgtis. Tačiau
yra pabrėžta, kad kai biologinė lytis yra atskiriama nuo socialinio, kultūrinio lyties aspekto ir tampa teorija, kuri gauna ideologijos bruožus, ji tampa pavojinga. Taip siekiama paneigti didžiausią įmanomą skirtį tarp gyvų būtybių – lytinį skirtingumą. Šis pamatinis skirtumas yra ne tik didžiausias, kokį tik galime įsivaizduoti, bet ir gražiausias bei galingiausias. Vyro ir moters poroje jis pasiekia nuostabiausią abipusiškumą ir taip kildina mus nepaliaujamai žavintį stebuklą, kaip į pasaulį ateina naujos žmogiškosios būtybės. Citatos pabaiga. Šiame pristatyme norėčiau pakomentuoti mano manimu labai pavojingą iš gender ideologijos kylančią neigiamą įtaką, grėsmę nacionaliniam saugumui. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų mažai sietini dalykai. Visgi jie turi vidinių sąsajų, kurias verta aptarti, ypač tokiai nedideliai šaliai kaip Lietuva. Ir čia yra svarbi ne tik mūsų krašto geografinė padėtis ar demografija, bet ir mūsų palyginti jaunos demokratijos bei laisvės iššūkiai. Gender ideologijos skatina visuomenės narius susipriešinti vieni su kitais, tėvų su vaikais ir visuomenės piliečių nepasitikėjimą šalies valdžia bei šalies įstatymų autoritetu. Krašto saugumą lemia piliečių vienybė, pasitikėjimas ir pagarba šalies valdžios institucijoms, bei visų troškimas ginti esmines asmenį ir jo šeimą saugančias vertybės. Karo grėsmės akivaizdoje ši vienybė ir pasitikėjimas valdžios institucijomis tampa esminiu krašto išlikimo garantu. Gender ideologija neišvengiamai griauna šią vienybę, todėl ją drąsiai galima vadinti grėsme nacionaliniam saugumui. Čia galima įvardinti kelias jau dabar ryškėjančias grėsmes, kurios įtakoja visuomenės socialinio audinio aižėjimą. Pirmiausia, tai švietimo aplinka. Nuo praėjusių metų bendrojo lavinimo mokyklose pradėta dėstyti gyvenimo įgūdžių bendroji programa. Šioje programoje, kalbant apie mokinių savęs pažinimą, emocijas ir santykius, vartojami tik bendriniai apibūdinimai, vengiant žodžių vyras, moteris, vaikinas, mergina. Nėra nė vieno žodžio nurodančio asmens lytį. Šios programos įgyvendinimo rekomendacijose lytinis tapatumas priskiriamas pasirinkimo kategorijai, panašiai kaip teisė rinktis religiją ar kultūrinį tapatumą. Tai aiškiai gender ideologijos įtaka, kuri iš esmės netitinka krikščioniškosios antropologijos lytiškumo sampratos. O jis sako, kad lytiškumas suprantamas kaip esminė žmogaus savybė, dovanota sukūrimo metu, tai vyriškumas arba moteriškumas. Lytiškumas nėra ir negali būti pasirenkama lytinė tapatybė, nes lytiškumas atskleidžia vyro ar moters savybių visumą, kaip iš prigimties apspręsta duotybė. Žmogus savo prigimtimi sujungia dvasinį ir medžiaginį pasaulį, pasak katekizmo, todėl sudaro vieningą visumą. Lytiškumas negali būti traktuojamas tik lytinės orientacijos ar tik kaip lytinio potraukio raiška. Tai apima visą buvimo vyru ar moterimi tikrovę. Lytinio tapatumo pasirinkimo samprata, ypač ją pristatant bendrojo ugdymo programoje, neišvengiamai priešins visuomenę, nes kelia rimtą susirūpinimą dėl galimai pažeidžiamos konstitucinės katalikų tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje teigiama, kad tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų
ir globotiniu religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Kitaip tariant, Konstitucija draudžia, kad su vaikų auklėjimo pasaulėžiūra susiję dalykai būtų primetami kokio nors mokomojo dalyko be tėvų žinios ir sutikimo. Lytinis auklėjimas yra pirmiausia tėvų teisė ir pareiga. Todėl šia prasme bažnyčia pabrėžia subsidiarumo principą, kurio turėtų paisyti mokykla. Ji turėtų būti pagalba tėvams, kurie turi teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus. Tai tėvų teisė ir laisvė, kurią jiems garantuoja Lietuvos Respublikos konstitucija. Gender ideologija netitinka didžiosios visuomenės žmonių dalies Lietuvoje įsitikinimo, kaip turėtų būti auklėjami vaikai. Teiginį apie šį daugumos visuomenės dalies įsitikinimą galima daryti analizuojant ir kaip dauguma visuomenės supranta šeimos struktūrą, tai kas apima ir lytiškumo raiškos sampratą. 2022 m. kovo ir birželio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras Vilmorus atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuo 18 metų požiūrio tyrimą. Buvo teirautasi, ar yra pritariama ar nepritariama civilinės sąjungos įstatymo projektui, kuris įteisintų tos pačios lyties asmenų šeimas. Abu šie tyrimai atskleidė, kad partnerystės ir civilinės sąjungos įstatymų projektams nepritarė arba visiškai nepritarė didžioji visuomenės dalis, maždaug 70%, o juos palaiko mažuma, apie 15–17% ir kas 10 neturi nuomonės apie tai. Šis tyrimas rodo, kad tradicinę šeimos sampratą palaiko dauguma visuomenės narių. Šiuo požiūriu gender ideologija, įtakojanti lyčių sampratos pokyčius, yra grėsmingas iššūkis nacionaliniai vienybei, nes prieštarauja daugumos gyventojų požiūriui. Nacionaliniam saugumui įtakos turi gyventojų socialinė sanglauda, jos narius vienijanti bendra vertybių sistema. Todėl šeimos, socialinių normų ir lyčių tapatybės pokyčiai neišvengiamai ardys šį visuomenės narių tarpusavio sutarimą ir vienybę. Krašto valdžios institucijos turėtų būti suinteresuotos neaštrinti kultūrinių ir ideologinių konfliktų visuomenės narių tarpe. Ypač tai svarbu nedidelių valstybių visuomenėms, kurios dėl savo dydžio yra labiau pažeidžiamos. Tai galioja Lietuvai, ypač dar ir dėl kaimyno rytuose. Todėl vyriausybė turėtų formuoti politiką, ypač susiję su švietimu, teisėsauga ir įstatymo formavimu, kuris stiprintų visuomenės daugumos pasitikėjimą valdžios institucijomis. Ir atvirkščiai, nepasitikėjimas įstatymu neišvengiamai turės įtakos nacionaliniam saugumui, nes silpnins piliečių motyvaciją ginti valstybę, jei jos įstatymai negins šeimos interesų. Be to, nepasitikėjimas įstatyminę aplinką neišvengiamai radikalizuotų įvairias visuomenės grupės, kurių veikimas dažnai tampa vidinių krašto neramumų priežastimi. Nepasitikėjimas valdžios institucijomis ir poliarizacija visuomenėje yra vieni iš aštriausių grėsmių nacionaliniam saugumui. Su gender ideologija susijusios politikos įgyvendinimas neišvengiamai kels teisinius ginčius ir politikų tarpusavio kovas. Nesutarimai ir konfliktai tokiais klausimais, kaip lytinio tapatumo samprata, apskritai gali stabdyti teisėkūros procesus ir sukelti politinį nestabilumą. Aišku, yra teigiančių, kad visų
lyčių lygybė, lyčių čia kabutėse taip pat, stiprina visuomenės atsparumą ir prisideda prie nacionalinio saugumo. Jie mano, kad tai yra žmogaus teisių gynimas, įvairovės skatinimas, kuris kaip tik didina solidarumą, o tai reiškia ir reikalui esant gynybinį veiksmingumą. Tačiau tai yra paremta daugiau emociniu ir teoriniu argumentu, o ne praktiniu. Gender ideologija neišvengiamai sės visuomenėje asmens ir šeimos tapatybės sumaištį. Vaikams ir jaunimui tai gali įtakoti ir raidos sutrikimus ir psichinės sveikatos riziką. Tai gali paveikti vaikus ir jaunimą abejoti savo lytimi, ieškoti naujų, kabutėse, lytinių tapatybių, eksperimentuoti su lytiškumo raida, iškreipti normalią jos eigą. Tai gali reikšti ir vaisingumo praradimą. Būtų naivu tikėti, kad gender ideologija nepaveiktų gimstamumo rodiklių, kurie šiuo metu vakarų visuomenėse susiduria su demografinė žiema. Tai ypač skausmingai gali atsiliepti Lietuvai. Gyventojų skaičiaus mažėjimas neišvengiamai reiškia ir silpnėjančias pajėgas apginti savo valstybę. Apibendrintai galime tarti, kad gender ideologija yra pavojingas socialinis eksperimentas, nes interpretuoja žmogaus tikrovę, ignoruodama jo prigimtį. Nacionalinis saugumas remiasi vidinę piliečių motyvaciją ginti savo valstybę, nes ji gina žmogaus prigimtinės teises, asmens orumą, šeimą ir laisvę. Gender ideologijos grėsmė nacionaliniam saugumui kyla dėl šią pasaulėžiūrą išpažįstančiųjų pastangos paversti ją politinę ideologiją. Čia iškyla potencialus pavojus kriminalizuoti nepritarančių šią ideologijai, jos postulatus paverčiant nekvestionuojamais. Grėsmė nacionaliniam saugumui kils, jei augs nepasitikėjimas valstybės gebėjimu saugoti šeimą, kas įtakoja ir nesaugumo aplinką visuomenės viduje. Jei visuomenės daugumos ir valstybės valdžios pasaulėžiūros kirsis, piliečiai nebesijaus atstovaujami valdžios, todėl ją nepasitikės, o tai gali labai sumažinti moralinę galią, esant reikalui ginti savo valstybę. Krašto gynybai reikalinga vidinė motyvacija, kurios esmė ginamos fundamentalios vertybės. Šeima, kurioje gimsta vaikai, ir laisvė gyventi pagal savo įsitikinimus, nepažeidžiant valstybės įstatymų. Jei viešpats nestato namų, veltui triūsia tie, kurie juos stato. Jei viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai. Psalmė 127. Taigi, brangieji, ar mes statome namus, kurių nori viešpats? Ar galime tikėtis išlaikyti saugę mūsų tėvynę, jei negerbtume mums kūrėjo padovanotos prigimties? Apmąstymam laikas įžengiant į didį maldos laiką, taip pat ir šiuose didžiuose mergelės Marijos gimimo atlaiduose. Ačiū už dėmesį.